Ko galima tikėtis galbūt iš šio Seimo? Aš nežinau, kažko labai ypatingo nesitikėčiau. Tai tas atsinaujinimas, smarkus Seimo atsinaujinimas tikrai didelis, kurį ir, kiek teko girdėti savo kalbai, prezidentė pažymėjo. Taip. Tai tas visiems krenta akis ir man natūralu. Tik tai aš skirtingai, pavyzdžiui, negu ponia Grybauskaitė, nežinia, ar jinai čia iš politinio takto ir etiketo. Ar iš tiesų nuoširdžiai taip galvoja, tikisi, kad čia kažkoks labai bus didelis atsinaujinimas ir didelių būsimų nuvirstančių ir nuversiamų kalnų pradžia, tai aš kažkaip to labai nesitikėčiau, nes... Nemanot, kad čia tiesiog uždavinius ateičiai kelia, kad, jeigu jau nepavyks, tai bent jau bus už ką, taip sakant, pliekti. Atsukti juostelį ir pasakyti, aš tuo metu sakiau ir kėliau uždavinius ir panašiai gali būti. Čia bet čia dabar kalbant apie pačių jos tų pastebėjimų turinį, ta prasme, taip iš principo abstrahuojantis nuo visos galimos politinės konjunktūros ir visų kitų dalykų, taip. O kas jums didžiausia kelia nuostabą? Tai, kad, turbūt ne tokios valdžios prezidentė tikėjosi. Tai taip, ne nuostaba, gal daugiau tokia šiek tiek lengva rezignacija, sakyčiau. Ir galbūt skeptiškumą atžvilgiu galimų prognozių, kad čia gali tikrai kas nors labai dideli kažkokie dalykai įvykti ir panašiai. Berods pusė tų Seimo narių naujų ir yra ponai Martinėliai, kaip suprantu, tie iš savivaldos, iš provincijos. 40 iš savivaldybių. Taip, 40 ir kiek prisimenu prezidentė savo kalboje, tai dėmesį atkreipė, ypatingai tai akcentuodama kaip kažkokį labai didelį atsinaujinimo ženklą. Aš kaip tik manau, kad... Pats save išsikėlęs kandidatas Bronislovas Matelis. Taip, aš kaip tik manau, kad čia tikrai labai ko džiūgauti nereikėtų. Valstybė įžengia į sudėtingą ir tokį laikotarpį, galima tokio stiprios turbulencijos zoną. Pirmiausia, aišku, geopolitinės turbulencijos zoną. Ar ne per skeptiškai jūs nusiteikęs? Išseks ES pinigų upė. Reikia reformų valstybėje, laukia didelių įvairiausių iššūkių. Pirmiausia, aišku, geopolitinių iššūkių, reiškia mūsų politiniam elitui. Reikia tokio, kaip pasakyti, ir drąsaus, ir strateginio mąstymo. Sugebėjimą matyti plačiau negu kiemo tvora arba vienmandatės apygardos ribos. Aš manau, kad tai, kad į mūsų politiką atėjo tiek daug žmonių, kurie absoliučiai neturi jokios tokios rimtesnės politinės patirties ir negalimai, o labai tikėtinai pasižymė pirmiausia tokio parapinio pobūdžio mąstymu, yra toks labiau nuogąstavimus skatinantis dalykas negu optimizmo įkvepiantis. Pertrauka Seimo posėdžio pertrauka. Mes dar trumpai tęsime kalbą, nors vaizdo, aišku, nematysime, todėl, kad prasidėjo iki 14:20 priesaiko ceremonijoje pertrauka. Aš jūsų ir klausiu tiesiog dėl to skeptiškumo iš tiesų, nes mes apie tai šnekėjom, Mariau, ir su prieš tai buvusiai studijoje žmonėmis. Jau, kad Seime ir visą politinę darbotvarkę diktuos žmonės, kurie daugiau yra tokio parapinio mąstymo, lokalinio mąstymo. Bet Česlovas Juršėnas, buvęs Seimo pirmininkas, ilgametis Seimo narys, dabar patarinėsiantis numanomam būsimajam Seimo pirmininkui, teigia, pasižiūrėkit, kiek mokslo daktarų, pasižiūrėkit, kiek dirbusių savivaldo ir jau išmanančių, kas ir kaip, o ne šiaip žalių, kaip mes atėjom, jisai sakė, į pirmąjį Seimą, 92 metų Seimą, kai ten šlavė viską LDDP. Gal ir yra toks skirtumas, nežinau, kaip buvo su išsilavinimu mokslo daktarais ir panašiais moksliniais laipsniais tada, kai ponas Juršėnas šį prisimena tos didžius titanų ir gigantų kovų mitologinius laikus, bet aš sakau, nežinau apie tuos visus išsilavinimus ir visą tą akademinį pagrindą, kurio iš tiesų nemažai iš tų naujų atėjusių politikų, pavadinkime juos taip, pasižymi. Čia permečiau, pavyzdžiui, akimis vien būsimus komitetų pirmininkus. Tai kažkaip man taip šiek tiek komiškai pasirodė, tai jeigu čia jau labai tokie profesionalai visi ir profesionalumo aukščiausi kriterijai keliami užimant tam tikras pareigas, tai nežinau, tarp tų žmonių, kurie būdami Seimo komitetų pirmininkų postuose valdys ir prižiūrės, parlamentiškai kontroliuos ekonomiką, ten teisėsaugą ir panašiai, tai daugiausiai ir yra būtent galbūt ir akademinio lygmens, profesorių, ten daktarų ir panašiai, bet agronomų.
ir panašaus profilio išsilavinimą turinčių žmonių. Tai aš čia taip vien pats tas akademinis laipsnis, kad vienas ar kitas žmogus turi akademinį laipsnį, jisai, nežinau, ir labai ką nors sako, ir tai yra iš anksto avansų labai didelis pliusas jam. Jūs apie naująjį, tiksliau siūlomą į Seimo pirmininkus Viktorą Pranckietį ir esate tai pasakęs, politinis nulis ir partijos marionetė. Tai aš taip manau. Ponas Juršėnas sako, kad jis yra labai kompetentingas, išmintingas žmogus, profesorius. Kurioje srityje? Savoje turbūt čia šiuo atveju. Ne, tai viskas tvarkoja, aš neginčiu jo kompetencijos kaip agronomijos mokslo profesoriaus, tikrai žinančio ir tikrai galinčio man patarti, man pavyzdžiui, jeigu aš nuspręčiau apsaugok viešpatį pradėti sodininko karjerą, kur ten ką sodinti ir panašiai, čia tikrai be jokios pašaipos, bet nematot. Seimo pirmininkas yra šiaip, kaip teisingai sakydavau, buvęs Seimo pirmininkas Valinskas vienas iš 3 šiaip yra. O ne vienas iš 141? Ne vienas iš 141, tai yra tikrai jau, nežinau, aišku, tos Seimo pirmininko poste, toje vargšėje kėdėje mūsų Seimo pirmininkam mes esame matę pačių įvairiausių figūrų, tiek spalvingų blogąją to žodžio prasme, tiek dar blogesnė to žodžio prasme pilkų. Bet tai klausimas, ar tai čia mes dabar tuo pasiguodžiame, kad visko yra buvę, tai nesvarbu, dabar nesvarbu, kas gali tame vos ne poste sėdėti, ar mes vis dėlto manome, kad turėtų būti kažkokie bent minimalūs politinio svorio, patirties, politinės kompetencijos reikalavimai šitai figūrai. Aš manau, kad bent minimalus kažkoks pragyvenimo minimumas turėtų būti. Bet tai gal čia tiesiog tokia labiau simbolinė figūra jūsų manimu? Tai yra, ar jūs taip nemanote? Dėja, tai mūsų politinė konjunktūra. Seimo statutą, konstituciją ir štai ir tiek žinių. Ir būti Seimo administratorium. Tai gali tada tas pareigas, kas atlikti. Vedėjų. Tai yra posėdžių sekretoriato vadovė ponia Gureckienė, kuri dažniausiai Seimo pirmininko pareigas ir eina, kai ypač pirmaisiais posėdžiais, kai tie posėdžiai vyksta, reiškia, šalia sėdi ir patarė, kur čia ką daryti, grinai techniškai pagal procedūras ir panašiai, bet tikriausiai mes ne apie tai kalbam, mes kalbam vis tiek apie tam tikrą politinį lyderį, apie kuris bent kažkokias savybės turėtų politiko. O dabartinis tas naujasis Seimo pirmininkas, aš manau, tai čia labai aiškus yra pono Karbauskio išskaičiavimas. Seimo pirmininku nori būti ponas Karbauskis, tiksliau ne Seimo pirmininko, valstybės visos pirmininkų, sėdėdamas tos didžiausios Seimo frakcijos vadovo poste. Žodžiu, jisai tikisi, taip tarsi kaip šešėlėje būdamas iš to pilka tokia, ne žalia sermėga, bet pilka kardinolo tokia mantija pasirėdės, jisai valdyti visus ten postus, visus procesus, pirmiausia savo frakciją, kad jinai nedaug dievė neprasidėtų kokie nors išcentriniai dezintegracijos jo procesai. O tas Seimo pirmininkas jam yra reikalingas būtent tik tai kaip visiškai simbolinė figūra. Viktoro Uspaskicho. Turbūt ar ne, labai panaši taktika buvo. Galima, aš manau, brėžti tokias paralelės, tik tai, matot, Viktoras Uspaskichas vis dėlto apsišovė su ponu Muntianu. Ponas Muntianas, aišku, visiškas jo buvo statytinis ir irgi, galima sakyti, marionetė ilgai Kėdainiuose, bet, matot, vis tiek jisai buvo, bent turėjo tą mero kažkokią patirtį, tą tokį politinį ir svorį, ir įdirbį, ir po to politinio svorio ir įdirbio pagrindų pradėjo formuotis jo tam tikros asmeninės ambicijos ir nesutarimai su ponu Uspaskichu atsirado. Matyt, gal ponas Karbauskis irgi yra užmetęs akį šitą istoriją ir pasimokęs, kad vis dėlto reikia tokį žmogų imti tokį, kaip tokį, gryną, tokį švarų, žalę ar baltą lapą, žodžiu, jį ten sodinti ir tada jis nekels absoliučiai jokio pavojaus. Sakoma, kas aukštai kyla, kuo aukščiau kyla, tuo žemiau krenta. Toks jau dėsnis yra, niekur nuo to nepabėgsi. Rūta Janutienė buvo šitoje studijoje, jinai kalbėjo, kad šitas Seimas labai daug vilties atsineša su savim. Žmonių vilties, kad pagaliau kažkas pasikeis. Jinai kalbėjo, kad šitas Seimas yra lūžio momentas, kai baigėsi tie senieji laikai titanų, kai buvo komunistai ir buvo sąjūdis, ir paskui ten įvairiom kombinacijom tai vyko iki šiol. Tai yra jos manimų. Tai kalbant apie tai iš tikrųjų, ar ne per daug žmonės iš jų tikisi, iš dabartinės valdančiosios daugumos, kad jiems tai būtų įmanoma panešti ant savo pečių ir greičiausiai, kad klups ir greičiausiai, kad grius?
Na, jeigu taip konkrečiai kalbėti apie tos valdančios daugumos perspektyvas, kaip jinai čia gali griūti ar žlugti ar panašiai, aš tai nesu iš tų, kurie labai skuba su prognozėm kažkokiam apokaliptiniam ar tektoniniam. Aš apie reitingus, apie populiarumą. Apie reitingus taip. Tai viena vertus, aš manau, kad tiek ta didžiausiai pati frakcija Karbauskio pono tiesiogiai kontroliuojama, kur kas eina, su kuo kas kada kalbėjo ilgam, trumpam ir kelintą valandą. Tai jinai taip išsilaikys daugmaž, tuo labiau iš tos didžiosios frakcijos nėra kur bėgti, kur būtų kur nors geriau, kur geriau pas konservatorius ar pas, paminėkim jos liūdnų žodžių, socialdemokratus, ką ten. Jūs turite menį apskritai šitos frakcijos išsisklaidimą, ar ne? O negalėtų skilti, tarkim, Skvernelis ir jo žmonės, jeigu jie tarpusavėje sutarimo nėra. Tai sekančių sakinių norėjau paminėti, kad nebent atsirastų tam tandeme kažkoks galimas tas lūžio momentas ir Skvernelis ten su kokia nors savo komanda, bet irgi aš kol kas su šitom prognozėm neskubėčiau. Bet apie reitingus būtent ir apie jų tą, taip sakant, gyvenimo kasdienybę kalbant, tai aišku, ten kai mes matysime nemažai visokių komiškų ir tragikomiškų situacijų ir bus galbūt ne vien tik tai kažkokių juokingų kaimo šokių, bet ir korupcijos variantų, ir interesų konfliktų grinai, ir iš nepatirties, ar iš kokio žalumo ir godumo daromų. Tai tas reitingas, aišku, važiuos apačion. Važiuos jisai. Vis sakydavo, kas siūbuoja valstybės laivelį. Tai pažiūrėkit, viena beros diskusijų laida ir ten prakalbės Ramūnas Karbauskis ir jau verslas pastatęs ausis ir klauso apie tą bendrą visiems apmokestinimą ir sodrą ir GPM mesim į vieną kišenę ir bus 29%, jau kai kam gal ir 34% ir jau ausys pastatytos ir širdelė tuksi. Na tai tuksi viena vertus ir pagristai, kita vertus, mano nuomonė, ir ne visai reikėtų taip baimintis, nes aišku, jie taip norėdami, šitą naują valdžią norėdami parodyti, kad jie kažką daro, kad jie čia kažką dabar tikrai padarys, jie gali imtis kokių nors sprendimų, kurie bus ne tik tai radikalūs ar, kaip čia pasakyti, ryžtingi, bet ir kvaili, ar destruktyvūs, sakysim, bendrai kažkokiai ekonominiai situacijai, bendram, nežinau, stabilumui. Bet kita vertus, aš manau, kad daugiau iš esmės ta jų politika bus tokia parodomojo pobūdžio, žinot, labai toks geras tas dalykas, labai jisai, mano požiūriu, rodo, kokia bus politika, taip labai simboliškai tas siūlymas sukelti visas ministerijas po vienu stogu. Taip viena vertus, tarsi atrodo taip, tikrai, gerai, čia paims ministerijas, ryžtingas toks dalykas, dideli dalykai, ministerijos, sunešės visas po vienu stogu, viskas tarsi bus staupys, racionalu ir panašiai, bet kita vertus, taip pasižavėjus tokiu dideliu darbu, kai pradedi galvoti, o kas iš to, paaiškėja, kad iš to nieko. Geriau sujungimas energetikos ministerijos ūkio. Ir kas nuo to bus, tai bus ūkio ministerijoje energetikos departamentas, kaip būdavo iki tol. Tai kas čia tokio? Arba kraustymasis į Kauną, pavyzdžiui, su visais vaikais, šeimom galbūt, nes kiti nevažinėsgi kasdien į darbą. Nelabai aišku dar kiek tai ir kainuos visų pirma, o šiaip kokią naudą tai duoda, kas čia yra, kas iš to. Man tai pavyzdžiui irgi visiškai nėra aišku. Tai ir neatrodo, kad Ramūnas Karbauskis, bent jau tiek, kiek mes jį sekam jo rinkimų kampanijos metu ir dabar, kai jau jie turi didžiausią frakciją, mėgsta laidyti antis. Išleidžia antį ir pažiūri, kaip į tai reaguoja visuomenė, ar ne? Po to sako, aš taip nesakiau. Jo, paskui sako, aš taip nesakiau. Va čia visai neseniai jį kalbino radijui, sako, tai ar eisit į prezidento rinkimus? Jis labai trumpai pasakė, ne, neisiu. Bet, kažin, ar jis to nepamirš po keliarių metų. Tai toks kaip ir mėgstantis laidyti antis politikas. Ar aš gal neteisingai, man toks įspūdis susidarė. Na, jeigu mes čia bandysim dabar kažkaip nupiešti kažkokį, kad ir labai grubiais ar keliais brūkšniais Lietuvos naujo direktoriaus ar pirmininko, kaip čia vadinti, nežinau, pirmininkas. Nebevedėjas jau, vedėjas buvo, dabar pirmininkas matyti. Reiškia portretą, tai aš manau, kad ne tas vatančių kažkoks laidymas ar kas čia pagrindinis dalykas. Aš manau, kad jo pagrindinis uždavinys yra koncentruoti savo rankose kuo daugiau valdžios. Kuo daugiau realios valdžios, nes ir jisai tai, manau, bent tam pradinėme etape, jisai tai darys ir jau dabar daro sėkmingai, nes tai daro jisai ir protingai. Nešoka niekur į pirmas eilės, nesiveržia į kažkokias postus, nešneka arba net neigia, kad turi kokių nors labai didelių politinių ambicijų, kaip ir prezidento postas. Bet žinot, kai tu sėdi Seime, pagrindinės Seimo frakcijos, didžiausios Seimo frakcijos, absoliučiai, galima sakyti, vienvaldės Seimo frakcijos vadovo poste, ir jeigu tu realiai kontroliuoji tą frakciją,
ir realiai kontroliuoji politinius procesus Seime, tai tu tikrai gali realiai kontroliuoti patį valstybę ir tą pačią vyriausybę laikyti už labai trumpo pavyzdžio. Čia irgi toks tam tikras, aš sakyčiau, istorinis yra momentas. Politiko ir politikų mąstyme toks lūžis. Nes iki šiol, kas Seimas būdavo, tokia klaunų prieglauda, klaunų priedėlis prie vyriausybės, kuri realiai turi valdžią, taip sakant, ir valdo pinigus ir turi visą tą galę. Tik tai dažnai taip tas vyriausybės toks, atsiprašau už tą žargonišką žodį, pasikėlimas virš visko ir virš Seimo dažnai ir liūdnai atsiliepdavo tai vyriausybė ir tiem politiniam lyderiam, kurie toje vyriausybėje sėdėdavo. Žinoma, tipiška istorija. Laimi partija kokios rinkimus, vadas, reiškia, su fanfaromis ant balto žirgo su visa svita išplaukė į vyriausybę, ar kad net į tuo paties, pavyzdžiui, Seimo vadovybę. Tie visi bendražygiai lieka vieni, prasideda jiem nebeaišku, ką čia dabar daryti, kai kurių ambicijos nepatenkintos, su jais niekas nesišneka, jie pradeda ten brusdėti, burzduliuoti, iš šonus bėgioti, prasideda kažkokie centriniai procesai, vadas tam mato, kai turi laiko ateina, parėkia ant jų, jie tada patyli, kai jisai išeina, jie toliau dar labiau pyksta. Tokie procesai, jie visose tose pagrindinėse partijose, tai kai socialdemokratai buvo valdžioje, konservatoriai, kai buvo valdžioje, ta tipiška istorija. Karbauskis nusprendė visiškai priešingai to neleisti. Tai padaryti, jisai lieka Seime, liks ten ir tuos procesus kontroliuos. Ir manau, kad žymė dalim kontroliuos ir tą pačią vyriausybę. Kiek, aišku, sėkmingai ir kaip ilgalaikį perspektyvų po to gali tarpusavį tam tandemo santykiam atsiliepti. Aš nežinau, bet bent pats sumanimas, pati jo mintis, pats jo elgesys yra protingas. Jis apskaičiavo, nes pas jį labai daug tų ir vienmandatininkų, kurie turbūt yra, mes čia irgi kalbėjom, kad tai yra žmonės, kurie gali pasakyti, klausyk, bet mane tai išrinko, aš ne pagal sąrašą atėjau, tai kodėl tu man dabar aiškini, kaip man čia ką reikia daryti. Ne? Tai matyt, kad jam daug pastangų reikės, kad jisai sukontroliuotų tokio dydžio frakciją. Taip, čia ar daug pastangų, ar nedaug pastangų, aš nežinau, nemanau, kad baisiai žiauriai jam daug pastangų, jeigu jisai ten kasdieną bus nuolatos ir su savo autoritetu ir charizma kasdieną jos slėgs bei gazdins, žinot, kaip tas Smauglys seks visus tos iššikus, hipnotizuos. Tai, jeigu jis išeitų kažkur iš Seimo ir nebūtų tos kasdienės priežiūros, tai ten tie vienmandatininkai biesai žino, ko gali prisigalvoti vieni lygiai. Iš tiesų gali galbūt įsivaizduoti, kad jie čia kažkokie labai iš tiesų jau dabar labai svarbus ir rimti politikai ir savarankiški, reiškia. Bet kai gerbiamas pirmininkas kasdieną nuolatos bus šalia, tai man atrodo tas jų tai tokie nepagristi, sakykime taip, įsivaizdavimai ir nepamatuotos ambicijos kažkaip negreitai kils, jeigu apskritai jam kils. O Vytautai, Saulius Skvernelis ir jo, sakykime, jisai buvo pasakęs, kad jisai pats rinksis ministrus, ar ne? Iš jo reiktų suprasti kalbų, kad jis pats norėtų būti atsakingas už tos vyriausybės formavimą ir prisimti savo visą atsakomybę už vyriausybės darbą turbūt. Kaip jūs manot, kaip jam seksis šiame poste? Tai čia vėlgi priklausys nuo jo santykio, nuo jų asmeninių santykių, Karbauskio ir Skvernelio, kokie jie yra iš tiesų, mes nežinom. Kol kas nežinom, aš manau. Viešoje erdvėje lyg ir gerai viskas, o kaip tai manau, kad taip, o kas blogai dabar, jiem viskas yra taip gerai, kad jie matyt, net ir žmonės galbūt nelabai patys tikėjosi. Sakyti, medaus mėnuo dabar. Dabar vyksta toks medaus mėnuo Lietuvoje, aišku, rudeniškoje, bet vis tiek labai šiltas. Tai tie jų santykiai, aš manau, kol kas dabar yra geri ir partneriški. Bet žinot, laikui bėgant visko, aišku, gali būti. Ir Skverneliui ir jo komandai kažkokios tai ambicijos gali atsirasti. Tai neišvengiam, žinot. Aš vis dėlto esu vėlgi pakankamai skeptiškas, kad čia Lietuvos politinė kultūra ir tradicijos gali kažkaip taip tektoniškai lūžti, kad jau mes čia dabar net pažinsim šito naujo politinio rojaus, kuris pas mus suviešės. Manau, kad pati savaime tandemo situacija, dvigalvio kažkokia realio situacija, kuri susiformuoja kokios nors politinės jėgos, o ypač visiškai žalios politinės jėgos, nepaisant to, kad jinai ir labai didelės dabar stiprias pozicijas užima.
Tai reiškia ta tokia dvigalvė situacija tos jėgos viršūnė, kuris pati savaime, mano nuomonė, yra žiauriai pavojinga ir jinai jokio kito potencialo, kaip tik galima išcentrinio, galbūt net sprogstamai neturi. Tai nežinau, čia nuo šitų dviejų žmonių, nuo jų aplinkų, nuo jų komandų priklausys, ar jie vis dėlto sugebės kažkaip suvaldyti ir ta kažkokia trintis, kuri, mano nuomonė, neišvengiamai atsiras. Ar ta trintis jinai perauks į kažkokius jau tikrai rimtus dezintegracinius procesus, ar vis dėlto tai baigsis kaip tokios situacijos visada baigdavosi Lietuvos politikoje tiesiog skilimais. Gerai, bet jeigu grįžtume prie Skvernelio ir jo asmenybės apskritai, prie to, kas jis toks yra, juk daug buvo kalbėta jau tada, kai jisai nusprendė įti į politiką, kad pareigūnas negali būti geras politikas, tuo labiau ministrų pirmininkų negali būti pareigūnas, ar ne, jūsų manimu? Tai jis ir nebus kažkoks toks, politinis lyderis, tokia, nežinau, tradicinė, klasikinė ir tokia vadovėlinė brūkšnelis naivėja prasme, kokią mes dar vis norėtume, kad būtų politikai. Jisai, jo visas tas politinis kapitalas, visa jo ta politinė charizma ir susiformavo to pagrindu, kad jisai visą laiką vaizduodavo, kad jisai nėra politikas tikrąja to žodžio prasme, jisai yra pareigūnas, vadovas, administratorius su antpečiais ir kieta ranka. Ir kad yra, reiškia, tiesiog ūkiškas specialistas tos srities, kurią jisai atstovavo ir kurią užėmė vidaus reikalų sistema, policija ir panašiai. Tai čia žmonės plačiau. Tai čia yra kur kas plačiau, bet jisai bandys įtikinti rinkėjus ir piliečius ir apsimesti, kad esminio skirtumo tarp policijos valdymo ir vidaus reikalų sistemos valdymo, tarp žulikų gaudimo, žodžiu, ir viso valstybės komplekso valdymo, kad esminio skirtumo nėra. Kad čia reikia tiesiog gero ūkininko, nepolitikuojančio, neišsiimančio politiniais pliurpimais ir intrigomis, o reiškia tiesiog ūkiškai vadovaujančio, tvirta ranka valdančio. Bet ar tai yra jisai bandys eiti tuo pačiu keliu, kuriuo labai lengvai ir labai sėkmingai ėjo ir be didelių pastangų, nes jam tai tiesiog buvo įgimta amžinatilsį Algirdas Mykolas Brazauskas. Jogi kokia buvo, kaip jo įvaizdžio, kokia buvo esmė. Jisai buvo joks ne politikas, jisai buvo ūkininkas. Jisai būdavo ūkininkas, kuris, pavyzdžiui, politinėse diskusijose apie politiką dalyvaudavo ir visus savo oponentus žudydavo iškart vienu sakiniu. Ką jūs kalbate? Aš puikiai atsimenu, čia toks nukrypimas, kaip vykdavo spaudos konferencijos Algirdo Mykolo Brazausko, tai jis tiesiog stovėdavo, pasakydavo tai, ką nori pasakyti ir visiems žurnalistams sakydavo viso gero. Ir išeidavo apsisukęs. Viskas žmonėms yra, viskas yra žmonėms. Ir visiems būdavo aišku, žmonėms, tai žmonėms. Manau, kad Skvernelis ar sąmoningai, ar instinktyviai, labiau, manau, instinktyviai daugiau būtent tais šituo viešųjų ryšių ir įvaizdžio kūrimo keliu. Ačiū Vytautai, kad atvykot.